Mes žaisime žaidimą iš bandelės. Parodysiu jam kažkokį daiktą, pavyzdžiui, šitos žirklės ir jūs turės pasakyti, ar šitas pardavėjas yra uždara akcinė bendrovė ar atvira akcinė bendrovė. Jeigu spėt, kažkas jam, kas pakvies, gaus bandelę. Ne, pirk, gaus bandelę. Tas, kad pradedam, bum, šitas. Šitas? Yeah. Aš manau, kad čia vapšė easy, nes aš pirmą kartą matau šitą kompaniją. Tai tikriausiai uždara akcinė bendrovė. Pažiūrim. UAB. Ir aš žemas raktas šitą jau nuo vaikystės šitą esu matęs. Ir jis jau ilgai gyvuoja, tai galbūt... Man spėjimas UAB. UAB. Pažiūrim. UAB. Tai 1-1, jo. You show the way. Šitas malkos. Malkus. Nes čia gali būti MB. Bliombo. Na, UAB. Ne, UAB žarga. Čia visi produktai yra UAB-ai. Belvito. UABas. 100% UABas. Nice. UAB Mondelės Baltai. Vėl visi blemo UAB. Du, hebra, du. Aš turiu gerą. Norfa. Pardė. Bliombo. Šiųjų akcinė? Viskas, užskaitom užsakymą. No, Norfa is a private company, so you cannot buy its stocks on it. The majority of the company is owned by Lithuanian entrepreneur Dainius Dundulis. Dainis Dundulis. Atsiprašau, ponai Dainiau. Dajus turi 2 ir jo paskutinė viltis yra, kad aš nespėčiau paskutinės. Aš užuodžiu bandelę. Žinot, netgi ką, aš galėčiau realiai blind guessint, kad tai, kad Dajus dabar parinks UAB. Milka. Yra U, nuo žodžio uždara, A, nuo žodžio akcinė ir B, nuo žodžio bendrovė. Kur čia? UAB. Tu juokauji, seniai. Jis jau nusiperka ne dėl to, kad laimėjo ar pralaimėjo, dėl to, kad tiesiog nori valgyti. Kas čia, daržovė? Viso. Viskas baigta.